Visi suprantame, kad kai kurių nelaimių tiesiog negali išvengti, tai yra mūsų gyvenimo sudėtinė dalis. Norėtųsi, kad jų nebūtų apskritai, bet kartais jos atsitinka. Bet tada svarbu tokiomis aplinkybėmis matyti, kad tokios nelaimės mus nesusilpnina, neišgąsdina, o sustiprina. Tai yra turbūt pats svarbiausias dalykas. Taip kad aš lieku ir širdyje, ir mintise su artimaisiais karių ir vis dar tikiuosi stebuklo, nors turbūt daug skeptikų sakytų, kad šitomis aplinkybėmis tikėtis nieko nereikia, aš noriu tikėtis. Bet situacija yra visiškai unikali, galima sakyti, nes jūs matote, kokie gamtos spąstai buvo paspęsti čia ir kaip sunku yra vykdyti gelbėjimo darbus, nes kaip tik naktį paplauta buvo ta sienelė, kurie skyrė tą tokį pusiau ežeriuką nuo įvykio vietos. Dabar vyksta vidaus vandenų transporto tarnyba, siunčia savo žemsiurbę. Dabar stengiamės įvertinti, kokio stiprumo troso reikės tam, kad įvertinant ne tik tai priemonės svorį, bet ir pasipriešinimą dumblo, kad galima būtų ištraukti. Visa tai dar užtruks. We had a team of Army Corps engineers come in last night. We have a U.S. Navy diving team coming in this afternoon. So we are bringing more capability to the site, and with the capability we have coming from the Lithuanian side as well, we continue to work the recovery and to ensure that we find our missing soldiers.